kreiptis buvo. Jeigu jūs vienamaitis 500, tai reiškia daugiau. Kad būtų įdomu. Parodos apie nereikia. Nu, nebent paroda veikia Alvydai, Rokiškėnai, didžiuliai, ačiū, kad esate šį vakarą čia, bet prieš metus, man atrodo, gerus laiko su Alvydu susitarėm, kad Dusetų galerija, kuri turėdavo pastovę, nuolatinę tradiciją atkeliauti į Rokiškį, kad vėl atkeliautų, nes jau senai buvo. Turbūt, kada mes dabar paskutinį, gal 11 metais, ar ne, panašiai, tokia grupinė paroda. Kaip senai iš tikrųjų, taip, pasikalbėjom ir nusprendėm, kad pats laikas, nes yra labai graži proga, Dusetų galerijai 30. Buvo vasara, ne, vasaros pradžioj buvo tikrai gražus labai renginys pačiuose Dusetuose, kur buvo papasakota galerijos istorija ir pagaliau suprasta ir man pačiai, mes visada Rokišky diskutuojam apie galeriją, kad galerija tai ne pastatas, galerija tai ne sienos, galerija tai net ne parodos, galerija tai yra filosofija, tai yra požiūris, tai yra mintis, tai yra idėja, yra gyvenimo būdas ir apie tai tame renginyje Alvydas su savo bendraminčiais ir papasakojo ir įrodė ir galės dar kartą mums šiandien šiek tiek trumpai, net taip ilgai apie tai pasakyti. Ir dar gražus vienas momentas, kad šiais metais Alvydas turėjo ir savo personalinę parodą Rokišky, nes šventė asmeninę sukaktį. Ir mes džiaugiamės dėl tos parodos ir atsimenu sutikus net keli žmonės, kurie tikrai žavėjosi ir sakė, kad senai tokių gražių, kaip gražių, čia gal dailininkui nepasakymas gražių, ne, gerų peizažų, gerų tų potėpių, gerų spalvų ir aš džiaugiuosi, kad patys šviežiausi, ne, iš plenero darbai ir čia atkeliavo visai rudenį. Tai labai dėkoju, kad mes susitarėm, susikalbėjom, atsiliepėm vienas į kito kvietimą ir prašymą ir kad jūs čia atvykot ir labai noriu ir pasakyti garsiai, kad tęskime, turėkime tą tradiciją. Ar jūs pavieniai norite ir galite, ar kartu mūsų durys yra atviros, mes patys artimiausi kaimynai, tai tikrai džiaugtumėmės kiekvienu čia atvykusiu ir parodžiusi savo, kaip gerai pasakė, gyvenimo būdą, gyvenimo filosofiją ir tą visą savo plačiąją kūrybą. Tai netrukus perduosiu žodį jums, kad jūs truputį mums papasakotumėte, kas mūsų laukia ir apie ką mes turėtume pasakyti kiekvienam lankytojui. Tiesiog saldžios dovanos, kai susirinksit metų pabaigai aptarti visi į Dusetų galeriją, kaip čia tas 30-metį sekėsi visus metus švęsti, tai tiesiog pasivaišinkite gardžiais saldainiais Rokiškio. Rokiškio saldainiais? Taip, Rokiškio karvutėmis, turbūt. Taip. Oho. Čia mūsų Rokiškio karvutės. Mano įsivaizduoja, natūralu, kad jeigu yra daug pieno, tai ir daug edukacijų gražių. Edukacijų irgi būna, taip. Su sūriu kitais. O kas gamina? Kas gamina? Iš Rokiškio gyvena dvi jaunos merginos, kurios atkūrė tą senąjį receptą ir autentiškai kiekvieną saldainį supakuoja į gražų popierėlį, stengiasi dėl skonio. Irgi tai yra jų gyvenimo būdas, jų kūryba, jų filosofija ir toks autentiškas kūrinys, kuriuo mes galim džiaugtis ir
jam padovanoti tam, kad jūs tiesiog turėtumėte progą susėsti prie stalo ir degustuoti. Su Rokiškio dailininkais, su Rokiškio muziejum svarbiausia. Ir mes labai draugiškai bendraujam jau daug metų, man atrodo, nuo mūsų galerijos įsteigimo ir dar anksčiau. O yra sąsajų dar ir Arūnas Augutis, ir kiti mūsų menininkai, ir tarpus bendravė, ir darė daug personalinių parodų, ir Dusetose, ir Rokišky, mes čia esam tikrai draugiški. Latvijoje į plenerus važinėjom, ir dar čia šitoj salėje esame ir miegoję, kai pleneras vyko. Buvo, dar čia nebuvo parodų salė, bet buvo tokia erdvė, čia Cimo valgomasis buvo mūsų, tai čia senokai jau, ne? Taip galvoti. 99. Tai labai džiaugiuosi, ačiū labai visiems, aš noriu pakviesti visus mus šiandien dalyvaujančius mūsų galerijos menininkus čia šalia, kad stovėčiau ne vienas, Eugenijus yra, o daugiau Romualdą Pučiką norėčiau matyti. Ateikit, ratas bus mums, pasikalbėsim, ar ne? Mes dabar, Alvydai, aš žadu, nes pagalvojau, kad kažkaip tai su krachtelį dabar būtų pats tas, ne? Nu tai va, gal pakviesim. Tai daina, jeigu mes. Gerai, mielai, po to pratęsim. Taip pat atvykęs yra Romualdas Pučikas, nežinau, tada atvykęs Genadijus Kovaliovas, yra taip pat Regina Barzdaitė, Vilija Visockienė. Ir dabar galvoju, o dar nepaminėjau, išvažiavau Pankiau, tai visi. Ir Alvydas. Ir Aurelijus Šypas vairuotojas. Aplokim. Ne, Aurelijus yra atvykęs mūsų klasiokas ir darbuotojas mūsų kultūros centro, kuris mus veža visada. Ir parodas nuveža, tarp kitko šiandien noriu pasidžiaugti, kad vyksta 3 parodos sukuruotos kaip tik
galerijos 30-mečiui. Vieną parodą mes prieš tai atidarėm Utenos kultūros centro dailės galerijoje, akvarelės Antazavėje vykusios, bet irgi tą intenciją surengėm parodą. O kita paroda, galerijai 30, yra kitoj pusėje Lietuvos, Jurbarko krašto muziejui, vyksta dar iki gruodžio mėnesio. Jau 2 mėnesius mes ten bendradarbiaudami nuvežėm ir irgi įvardinom Dusetų galerijai 30. Ir 3 paroda vyksta čia, 4 paroda vyksta pas mane namie. Dabar Romas vyksta kūryba šitą. Nes matau niekaip. Romai, tark žodį. Tai gal mes taip ir improvizuojame. Su šitą harmoniką negrosiu, todėl kad man reikia vokiškos harmonikos. Užrašysim vokišką. Nežinau, labai apie daug ką galima būtų kalbėti, bet geriausia kalbėti iš prisiminimų. Aišku, su Rokiškio dvaru. Labai prisimenu, kai buvo čia suorganizuotas pirmas toks pleneras, kažkaip netradicinio meno. Buvo iš Latvijos ir iš Italijos buvo dvi ponios tokios. Ir mes buvo pakviesti. Šroce buvo. Ten 2 plenerai buvo, tarp. 2 plenerai buvo. O kitas buvo Vidažinskiui su lietuvių klasikais. Vičiūnu, Kliauga, Toleikiu. Taip ir labai gerai prisimenu. Dirbom tada, vyko čia remontas dvare. Man buvo duota imti iš tų medžiagų, kažkokios senienos buvo, dar davė ir iš fondų tokių nebereikalingų muziejaus daiktų. Tai sukaliau irgi, kadangi tema buvo tokia netradicinių objektų, tai padariau gal kelis asambliažus. Na, jų labiausiai įstrigo kaip Italis. Čia buvo purvas vien ta ir buvo pavasaris, ar ruduo, neatsimenu. Ir eina jį čia per pievą ir įlindo iki kelio į purvą. Ir šaukia, profundo. Ja, tai bėgtų, traukti. Profundo tai yra, man tas žodis labiausiai ir įstrigo. Oi, kaip gilu čia. Žodžiu, tai man dabar ir tas dvaras asocijuojasi jokių būdų ne su purvu, bet su ta, kokia gelmė čia yra, kokia, kad galbūt pirmoji ta galerija Rokiškio buvo čia dar dvarininkų laikais, kai dvarininkai Tyzenhauzas, kiti turėjo, taigi jie čia turėjo galerijas, tai nuo čia reikia skaičiuoti. Nesvarbu, kad buvo kitokie laikai. Taigi, čia ta giluma ir slypi tuose žodžiuose. Tai dar kartą, profundo. Gal, nežinau, Eugenijus, aišku, papasakos prisiminimus ne tik muzikoje turbūt. Aš tada gal ir pasakysiu. Aš irgi einu prie sienos geriau. Negu vidurys salės. Jo, tai tikrai daug visko buvo su Rokiškiu ir galbūt toks man įdomesnis, išskirtinesnis buvo pleneras, kai buvo Kliauga, Žemės sąjungos buvo pirmininkas ir jis organizavo plenerą, kur tikrai galbūt pirmas iki aš jau juos žinau, bet tiesiog susitikom taip ir Vičiūnas buvo ir Augas, jo, daug buvo. Ir tada buvo tas susitikimas su tais klasikais, su technologais, kur mes irgi kartu mokinomės ten universitete. Žinot, yra mokykla universitetinė, yra tekstas, o nėra konteksto. Praktikos nėra, ta prasme, o jie atskleidė ir technologinės tam tikras dalykus ir gruntavimo, ir šiaip apie meną praplėtė akiratį. Nes gyvas bendravimas pas dailininką arba pas jį namuose, tai aišku dar geresnis dalykas, kada tu prisilieti prie visos jų namų aplinkos, kūrybinės aplinkos. Ir dėl to, sakykime, man galbūt ne dėl to, man kitaip gavosi, kad aš tą savo būdą pasistačiau. Nors stačiau namą, o gavosi būdas, kur eksponuoju savo kūrybą ir mielai kviečiu visus
kurie tik norit, galit ir galite atvažiuoti. Va, tik tai vėlgi kūrėsi ta erdvė, kaip ir Romas sakė, reiškia, kad čia buvo galerija, ten tas laikmetis buvo. Dabar visai kitaip dalykai dėliojasi, kadangi man persipina dar ir su begalės ryčių, sakykime, ir su muzika, ir su visokiais dalykais. Tai gaunasi kaip? Gaunasi labai gerai, kadangi šitoj erdvėj, Zarasų, Rokiškio, nežinau, Sūtena kažkaip, yra labai daug asmenybių, kurie čia apsigyveno grįžę jau iš po Londonų ir per COVID ir po COVID ir taip toliau. Ir tikrai asmenybių kraštas tapo, reiškia, gamta kas be ko, visa istorija kas be ko įdomi yra. Ir čia tada lieka gera ir kas svarbiausia, ramu gyventi. Nėra to triukšmo, nėra to... Čia yra laiko, galima rasti laiko savo. Ir jaunimas gali rasti savo saviraiškai laiko, kuris nebūtinai jūs tapsit ar dailininkais ar ko, bet meną pačiupinėję visą laiką išeina jaunimas tauresnis, platesnio spektro mąstyme ir visuose kituose pajūtimuose. Tai tik tiek, nes vėlgi čia pasakot galima pasakoti ir pasakoti ir pasakoti ir pasakoti. O kam pasakoti reikia būti, tiesiog būti. Tai šiandien būnam čia. Ačiū visiems. Ačiū. Ačiū labai. Genadijus. Pakviečiau mokytis. 3 mūsų... Čia mano mokiniai. Čia mes esame mokiniai, bet ir dar Arūną galim paskaičiuoti, mūsų mokytoją, tai tikrai Romualdas Pučikas. Ką galiu pasakyti? Pas mane yra fotografijas, dailę baigiau, fotografiją užsiiminėjau, dabar tik tai kabo. Da pamatysit patys. Išugdėjai 2 sūnus, kurie pasirinko ir gyvenimo. Jie dabar tapybos įima ir fotografiją, džiaugiamės labai. Tiek žinių. Kuklus mokytojas. Ačiū labai. Tai nežinau, dar norėčiau Reginą pakalbinti, Viliją, kuri filmuoja ir jo kaip Regina. Išsitiesi. Labai didelį atstumai, kažkaip mes labai įsisklaidė. Tai va, Regina, mes galėjom iš viso visi čia būti, va, nusifotografuotume. Aš neprofesionali menininkė, aš tik prijaučiu. Bet tai fotografija. Kadangi priėjome, fotografuojame. Kadangi priėjome, tai ir dalyvauju. Ką čia daugiau pasakyti? Jinai baigusi Dusetų mokyklą. Bet aš nesustikrinau apie šeimą. Aš iš tų laidų, kurie dar nebuvo susitikti. Bet fotomenininkai ir fotografai gimsta dažnai įvairių profesijų žmonės. Jie pradeda kurti ir sukuria puikius darbus. Tarp kitko, Regina, aktyvi mūsų fotografų dalyvė, fotografai mūsų yra. Čia yra eksponuojam dabar 20 autorių kūrybą. Tai yra dailės erdvė, ekspozicija, bet mes ir miksuojam, tai yra kūryba, menininkų ir taip ir pavadinom Dusetų krašto menininkų kūrybos paroda. Ir tai yra jungia mūsų galerijoje virš 30 menininkų. Tai šioj parodoje yra eksponuojama lygiai 20 autorių kūryba. Jie dauguma šitų autorių yra gyvena Dusetose arba aplinkui Dusetus. Arba yra kiti, kaip Genadijos sūnus, kurie yra išvažiavę, arba Romualdo Pučiko dukra Brigita Pučiakaitė yra užsieniuose arba kažkur kitur, bet jie baigė čia mokyklą, kūrė, dabar išvykę kažkur kitur. Bet yra šaknis, kaip sakoma, mūsų Dusetų. Tai metais iš metų mūsų menininkų tikrai daugėja, o kūrėjų, o gyventojų gal mažėja, bet menininkų daugėja. Va dabar ateina Ramunės Latkevičiūtė Dainienė. Jinai puiki menininkė su dideliu darbu iš akmens, sunkus visai. Ramunės Latkevičiūtė Dainienė mūsų galerija bendradarbiauja gal 27 metus mūsų galerija jau. Ir taip daug metų, o jinai taip jauna ir graži, o jinai puikiai pedagogė ir dirba Zarasų meno mokyklą.
tapytoja ir ne tik tapytojas, o vyras skulptorius. Tai kaip vyro darbas? Aš žmoną prašau. Na, šiaip, apie bendrai, prisistatymą. Geriau padainuok. Gražiai dainuoja. Va, tarp kitko, labai gražiai dainuoja. Ne, bet ne vienas kompanija. Aha, įdomu man apžiūrėti šitą ekspoziciją. Labai senai Rokiškyje buvau, aš labai senai mačiau parodas ir žinau, kad labai gerų parodų turi. Labai skubėjai ir vis atvažiavai iš Zarasų, dirbai mokykloje ir atvykai, o Žydrė ir palikai mokytojauti. Nu ką darysi, toks darbas, ne visą gaunu. Šiaip ačiū, kad atėjot, kad žiūrit, kad domitės. Tapyt malonumas. Papasakok, kaip Žydris dirba, vat, įdomiausia. Ir tapo mes jau kažkiek žinom, bet Žydris galvom. Ir apie Žydrių. O Žydris yra gimęs ir augęs visą Tai jis pusę. neturi ten planų šitų instrumentų. Nu tai neturi staklių, jo. Debesis būna dulkių ir man šiaip jo labai gaila būna, nes akmenys sunkus, dulkės visur ir dar, nu jeigu aparatas kažkoks ten, elektrinis garsas baisus. Nu, žodžiu, nežinau, nelinkėčiau aš jų dirbt su akmeniu. Aš klausiu Žydriau, sakau, kaip tu gali, nes man to instrumento, ypatingai to disco bulgarkės vadinamos lygimas, nu man varo iš proto. Nu, O jis sako, aš po pamokų grįžtu, užsidedu ausinės ir man sako, gera, man išsisė viską, kas buvo prisista mokykloje. Ta prasme, viskam įsikravo. arba nuo žmonos, gal jisai čia. Tai va, Ramūnė tai puikiai mūsų ir plenerų dalyvė, ir tapytoja, ir auginanti 5 vaikus. Tai ką? Tai va, viskas. Matau, kad mes nelabai kalbus esam dailininkai. Man šį kartą tokia misija teko, taip pat, kažką, didelė erdvė labai. Tai mažesnė erdvė gal kažkaip, gal drąsiau būtume kalbėję. Atsiprašom, jeigu kas ne taip, o iš tikrųjų džiaugiamės yra kūriniai, paveikslai, viskas puiku, čia Tai aš galvoju, dabar ir yra toksai asmeninis gali būti bendravimas, reikia įsipilti karšto vandens, kavos arbatos, bet Arūnas, Rokiškio dailininkų autoritetas. Direktorė padovanoja saldainių, gali, žinokit, jumą per saldumą. Aš biudžetinės įstaigas žmogus, jeigu ką, tai ką matau. ačiū, Rūtai, bet čia mes visi. Kad nesisandurtų. Tai žodis. Man visada labai įdomu aplankyti Dusetiškių parodą, todėl kad 5 metus aš irgi ten praleidau ir 5 metus buvau Dusetiškių, ir dirbau mokykloje ir mes su Romu šiek tiek tuos laikus prisiminėm. Vienu žodžiu, Dusetos kažkaip tai visiškai gyvenimo trajektoriją pakeitė. Aš ten iš mokinių ir mokytojų išmokau daugiau negu aukštojoje mokykloje. Iš tikrųjų, dabar kai pagalvoju, kad galėčiau tokį didelį albumą Genadijaus nuotraukų pademonstruoti, kas įdomiausia, kokio profesionalumo nuotraukos darytos mėgėjiškais visokiais tokiais atvejais, kokie apšvietimai, koks išlaikymas. Ir su Romu prisiminėm, kad tokį dalyką, kad nei viena nuotrauka, nei pageltonavo, nei išbluko. Viskas padaryta
aukščiausiam tokiam lygiui fotomenininką. Tai va, Genadijus tikrai, sakau, aš tas nuotraukas kartais pavartau ir galvoju, koks gražus periodas buvo tie 5 metai. Kiek mes su Romu eksperimentų ten su keramika pridarėm. Buvom išradę napalmą, vos nepadegėm, reiškia, dabartinės meno gesinom su vandeniu, pylėm grindų plyšius ir taip toliau. Vienu žodžiu, labai toks smagus periodas. Bet noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dusetiškiai visada atveža parodas, kurios, tokios yra labai šiltos. Peizažai, tie mus jungia Sartų ežeras, ne, abu Rokiškį ir Zarasus. Ir Alvydas jau šnekėjo, kad ten pleneras buvo su klasikais, tai Alvydas dabar peizažo klasikas kartu su Eugenijum Raugu, ir visi kiti dailininkai, Romo asambliažai iki šiol, aš nežinau, kažkokia tai fantastika, ir dabartinė tokia kūryba labai subtili, labai įdomi. Aš atėjau su dailės mokyklos mokinėm, tai iš karto kelios mergaitės Romo išsirinko darbus kaip pačius įdomiausius. Tai va, ir nežinau, visi, ir Dainienė, ir Žydrūnas Dainys, ir Violetos darbai tokie kosminiai. Ir Saukienės Nomedas. Tai va, man atrodo, kad šitą parodą tikrai daug žmonių aplankys, labai gerų laikų surengta. Ir kas įdomiausia, kad Alvydas sako, tai keičiamės. Mes eksponuosime. Mes atvežam į Rokiškį, o jūs gal duosit į Dusetą. Tokia idėja. Visiškas bendradarbiavimas. Tai tikrai ačiū labai už gražią labai. Už parodą, taip, ačiū labai, Arūnai, tikrai dėkingas esu. Tai viskas bėga, bet iš tikrųjų galerijai išlikti ir išsilaikyti, ir kad Dusetose tas fenomenas per tiek metų jis nenumirė, o kaip tik išgarsėjom kažkiek, išėjom į pasaulį kažkiek. Lietuvoje tai tikrai yra galerija žinoma, o mūsų svajonės, aišku, kai mes steigėm galeriją prieš 30 metų, o tada buvo Romualdas Pučikas, Eugenijus Raugas, ir man teko mums trim sugalvojus parašyti valdžios palaiminimą, tik kad įsteigtumėm, bet mes tikrai negalvojom, kad 30 metų galerija gyvos, bet galvojom, aišku, labai optimistiškai, jauni, galvojom, išeisim į pasaulį, išeisim truputį į Lietuvą, prasiskinsime kelius, meno rinka yra sudėtingas, labai sunkus kelias eiti į meno pasaulį, tokia rita. Pasisekė kažkiek gal ne viltis žlugo, bet iš tikrųjų džiaugiamės. Nes ir Art Vilnius meno mūgiai, kitos, ir Respublikai, tai yra mūsų sklaida, vyksta. O taip, tai aišku, Europos ir pasaulio mes neužvaldėm, bet tai yra svarbu, kad žmonėms patiko, kad buvo ir pastovių lankytojų, kad galerijoje vasarą lanko
ir apsilanko mūsų parodą apžiūrė apie 1000 ir daugiau žiūrovų, tai pasirodo vasaros laikas yra turizmo laikas ir džiaugiamės, kad mūsų ta galerija toliau gyvuoja ir kad mūsų autorių tikrai pradėjom 9 pirmą parodą, dabar jau virš 30 gyventojų, kaip sakau, Dusetose tikrai mažėja, bet menininkų kaip ir daugėja. Tai yra optimistinė gaidelė ir noriu baigti, džiaugtis, kad vis tiek menas gal neišgelbės pasaulio, bet būsim šiek tiek laimingesni. Tikrai, kad geresni tapsim. Ir geresni. Tikrai. Tai dabar, Ačiū labai direktoriai. kad apžiūrėti visas gražiausias fotografijas, peizažus, asambliažus, skulptūrą, dar pabendrauti su autoriais. Spalva yra toks dalykas, kur su jie labai sunku susikalbėti, kaip ir su garsu. Spalva labai panaši į garsą, nes apie spalvas nėra labai rašyta nieko gero. O jeigu kažkas ir parašo kažką, tai apie spalvyną visą kitą, ten yra daug žinančių gėlių. O praktiškai reikia su jie labai ilgai dirbti su spalva, kad suvoktum, kas yra prie ko. Nes praktiškai labai žmonės irgi tarpusavį bendrauna ir ieško tarpusavio santykių žmonių. O jeigu žmogus dirbi su spalva, reikia ieškoti tarpusavio spalvinių santykių. Ir ten jau prasideda paranormalūs dalykai. Giorni barani, con riesco di mirare, con giorni barani, con